yra teigiamų? Jo, žinok, iš tikrųjų aš labai norėsiu, kad tu parodytum dėmesį tiem žmonėms, kurie ateina, sako, tai tu pats nusipirk tą mišką ir saugok jį. Ir niekam neparduok ir niekam... Bet čia tas požiūris, va čia tas ir yra įdomesnis. O tai ne tas žmogus yra blogesnis, kuris parduod mum tą mišką. Jis nėra blogesnis, nes jis žino, ką mes darysim su juo. Tie tai tyli, tie komentarų nerašo. Bet jie yra patys miško savininkai, ne? Jie kreipiasi mumis, ar vienaip, ar kitaip, ar su žemė parduot, ar išsikirtimui. Bet jie turi turtą savo. Jie gali jo disponuoti ar negali. O mes nusipirkę jį, jo irgi ko gero galim disponuoti ir uždirbti pinigus. Sukurti darbo vietas. Apskritai čia visas tas mūsų koncepcija, ta prasme, tas visas video kūrims ir ta veikla, konkrečiai Vizonai yra skirta ne veiklai apie visos Lietuvos miškus, o apie privačių miško savininkų esančių Lietuvoje valdų tvarkymą. Ta prasme, apie privačių miškų savininkų interesus. Mes patys norim auginti mišką, norim iš jo uždirbti, nes tai yra ūkininkavimo viena iš formų. Žmonės, kurie turi savo turtą, kaip nekilnojamą turtą formą miškus, mišką, jie irgi iš jo nori uždirbti, nes tai yra pajamų šaltinis. Tai nereikia, kad visa Lietuva būtų saugoma, ar nereikia, ar reikia. Nors Emilijus iš Kauno, Emilijus Kaunas, sako, dar keli metai ir bus kaip Anglijoje. Iškirto visus miškus, liko tik parkai, bet kainos gaminių iš medienos, kaip ir visur. Bet parkai tai liko? Parkų neiškirta. Kad ir iškirta, tos visus vis tiek atauks. Medienos kainos kaip ir visur. Čia jis nusišnekėjo per 3 paskutinius metus. Išaugo medienos? Su duobėm, su duobelėm, su pakilimais, žiūrint nuo kuris atskaitinis laikotarpis būtų. 21 metai tai kaina yra pakilus, 22 metai tai kaina yra nukritus. Jeigu taip, iš bangos nusileidė vėl, ta prasme, kainos yra jos geros. Mums patiems, tiek miškininkam, tiek miško savininkam, kurie parduoti, reikia susitaikyti su to, kad yra duobės. Čia kaip akcijose, kaip biržose. Vyksta tiesiog akcija. 30% nuosmukis ir arba tu pasinaudoji to nuosmukiu, ateini į maksimą, važiuoju tualetiniam popieriui akcija 50%. Tai tuo užsiperki, išlauki momento, kada praeina ta duobė, atsistato, neužtaikysi niekada į tą pikinę kainą. Neįmanoma, nes kitą kartą atrodo, jau čia gera kaina, jau dabar parduosiu. Pardavėjai žiūri po mėnesio laiką kaina pakila, už mėnesio kaina gali nukrit, gali tik tais nujaust, plus minus. Bet tokių metų, kokie buvo 22 metais, tie 3 pikiniai mėnesiai, tokių metų tiesiog jų nebūna. Kur kainas buvo šokusias, nežinau, lyginant su dabar, kaip pavyzdys, su šiandien dieną, beržo popiermedis šiandien dienai kainuoja nuvežus į uostą 65 eurai už kubą, o 2022 metų rugsėjo mėnesį, kada kainos jau buvo pats pikas, kainavo 135 eurus, tai dvigubai. Bet imant istoriją, kaina buvo 130 eurų, neadekvati. Ir mes visi miškininkai, visi, kurie dirbam, toj srity visi ir suvokiam ir supratom, kad tai yra trumpalaikė banga. Arba ant kurios užtaikiai, pasiėmiai, nusiėmiai derlių, uždirbai ir užmiršai. Bet tiem, kas pirko tuo metu už tokias kainos ir galvoja, kad tos kainos tokias išliks ir pasiliks, tiem lengvai nepasisekė.